Dabar parodysiu, kaip daryti va šitą baranką. Šitas šniūras, jisai yra, reiškia, reljefas ir iš dviejų pusių tokie kaip sparniukai. O šitas šniūras, jisai yra viengubas. Reiškia, viengubas yra jo reljefas. Tai jį reikia prisiūti taip, kad jisai neplokščiai gulėtų, o va taip stovėtų. Nu ir tik tai galim kabinti už to ir į vieną pusę, ir į kitą pusę. Nu tai ir darykim. Vėlgi užtaisom siūlą, pirmyn atgal, mazgų nedarom. Čia gal su ranka užstoju, bet kol siūlą traukiu, tai čia jokių įdomybių nėra. Gražiai pritraukiam prie krašto ir grįžtam atgal. Grįžtam atgal. Tai palaikysiu, nes taip tvirčiau yra. Ir vėl grįžtam čia į tą pradžią. Kabinasi už visų velnių. Čia tai jau taip yra. Ir kabinasi, ir raitosi, visaip čia yra. Užtaisiau. Gerai. Ir po biškį pradedam siūti. Aišku, tos adatos čia laiko šiaip savo, bet kad kitaip čia ir neprisakstysi. Bet maždaug tą baranką išdėlioti, kad jinai į baranką būtų panaši. Ar į ką čia į... Ne baranką, neteisingai pasakiau, į... Kaip jis vadinasi? Sraigė, nesraigė. Taip. Nu, kažkaip taip. Nu, va, ir pradedam irgi lygiai taip pat už kelių siūlų imam. Atsargiai. O tas vienas siūlas kitą kabiną, tai aš tą prilaikysiu. O su tuo trauksiu. Spiralė, va, radau žodį. Kokį norėjau, kad spiralė graži būtų man čia. Taip, čia nesuku dar kol kas nieko, nes čia jau labai mažai tos vietos. Taip. Vėlgi tą galim prilaikyti, arba tą prilaikyti ir traukti tą siūlą gražiai. Kad jisai čia nesikabintų už visų įmanomų adatų. Taip. Čia nežinau, ar aš čia suksiu ką, ar čia toks mažiukas tarpelis. Ir gaunasi vis tiek atkryžimai. Dabar jeigu aš einu čia, jau čia susikryžiuoja. Ir čia nereikės papildomai nieko daryti. Sukti, ta prasme, apie siūlą. Taip. Taip paimsim. Tik tai viršutinius kabinam. Žiūrim, kad plokščiai neprikabinti, nes kai plokščiai prikabinsi, susigadins visas vaizdas, taip kaip turėjo būti. Taip. Ir faktiškai tas viduriukas kaip ir jau užtaisytas, jau patraukti vėl, kad nesupliukštų. Nu, viskas, viduriukas jau kaip ir užtaisytas. Ir dabar aš kabinuosi už čia. Vėl čia viršus, apačioj ten. Už čia kabinu. Ir pereisiu į kitą ratelį. Ar kaip jisai vadinasi, lankelį. Taip. Čia vat užkabinau. Dabar
Einam iš čia dabar. Labai kabinasi čia už visko, bet nieko. Čia svarbu išlaikyti tą įtempimą normalų, nes jisai visas toksai. Jau čia reikia sukti, kitaip nebus, tik tai sukti apie siūlą. Gal jisai čia ir sudėtingas šitas elementas, bet jis labai gražiai atrodo gatavai. Dabar čia reikia žiūrėti, kad nesutraukčiau, nes čia yra išlaikyti šitą reikia. Tada tai iš vis nieko nelaiko. Labai lengvai išsineria tos adatos. Tokį neturiu aš normalų padėklą, bet vis tiek darau, nežinau, čia eiti ieškoti padėklų, kaip nors pasikankinsiu. Aišku, būtų gerai nueiti, rasti paraloną. Dabar, kai yra viduj mažesnis, kaip čia vadinasi, mažesnis diametras, o viršuj didesnis, tai reikia vidutiniam ar čia šalia dėti dygsnius, o išoriniam dėti toliau. Tada gražiai išsidėlios. Nes kitaip tai bus... Čia eilinė geometrija, manau, kad visi supranta tą. Ir maždaug žiūrėti, kad tas tarpas ir tas, kadangi jisai turi taip stovėti, kad maždaug būtų vienodai tempimą žiūrėti. Vėl apsuku siūlą. Kaip kabinasi. Čia vėl reikia žiūrėti, kad būtų tas, kur stovintis. Taip, čia buvo čia, tai čia visai šalia dedam šitą. Labai jau tą laiko kažkaip nestipriai. Prašau, kaip tas. Jeigu trukdo adatą, išsegi ir įsegi vėl, nieko baisaus. O siūlas sukasi žiauriai ir gaunasi kilpos, jas reikia visas patraukti. Taip. Patraukti. Svarbu išlaikyti įtempimą. Vėl siūlas, aš jį apsuku. Kai jis jau apsuktas yra kažkodėl, tai nežinau. Nežinom, taip gavosi. Čia artin dedu, o čia toliau dedu, o čia tiesiog dedu. Kaip špikė ant dviračio. Vidurinis, tai jie čia tankiai sueina, o išorė eina rečiau. Tada bus gražiai. Vėl patraukiam, kad išlaikyti įtempimą. Apsukam siūlą. Ir vėl čia šalia, tiesiog šalia dedam. Ir vėl reikia žiūrėti tą, jisai čia beveik gulščias jau pasidarė. Reikia tą padaryti. Taip, o tą reikia į vidų tą pamėginti durti. O tada matysis kaip tada pats tas
mūsų spiralė. Va, čia vat buvo užkabinta tiesiog šalia, vos ne į tą patį. Sutraukiam ir vėl atitaisom, kad būtų įtempimas normalus. Va, už čia kabinam. Kad neprikabinti visų kitų siūlų, reikia surasti, kuris čia mūsų šitas buvo. Kodėl jis viengubas? Atskirti reikia, kur tas viengubas, kur dvigubas. Jo, čia yra sudėtingas elementas, bet užtat jisai labai gražiai atrodo. Tai man čia trūksta biskį adatų. Aš čia dadėsiu. O taip pat. Dadėsiu. Nes kitaip tai čia man labai jau negerai. Aš tą reljefą mėginu įsukti į vidų, kad turėčiau tik tai viršutinę dalį. O, tada matosi geriau, kur mes čia einam. Taip. Kad spiralė išlaikytų savo formą, reikia pastoviai žiūrėti tempimą. Ir vėlgi mažiukas diametras šalia dedam visai vieno kito, didelis diametras toliau. Daugiau adatų, tuo daugiau yra kur užsikabinti. Nu, tu ko nelaikai man. Patraukiam ir ištaisom tempimą. Taip, čia. Vėl maską užrišau. Kas čia man yra šiandien? Išvis nuimsiu šitą, nebereikalingą tą adatą, jinai tik tai trukdo. Taip.
pastoviai kontroliuojam tas spiralės tą diametrą, kad gražiai atrodytų įtempimas, kad nepertempti jos. Čia jau mes einame į tą antrą lanką. Išsirauna čia tik tai taip. Biškai labiau patraukia ir viskas. Siūlas stringa ir susirutulioja žiauriai. Ten aš dariau šitai, o dabar man nepatogu. Ir aš pradedu iš tos pusės daryti, koks skirtumas. Aš vis tiek tą siūlą apveju. Nes kai ratu eini, tai neįmanoma. Iš vienos pusės visą laiką eiti. Va, vėl įtempiau, pataisau. Žiūriu, kad tarpai būtų gražus tarp ir vienodi tarp visų šitų. Taip, ir va apveju siūlą ir einu toliau. Kabinam čia. Apvejam siūlą. Kabinam už to, sutrauktų, apveju siūlą ir kabinu už to, tas čiuožęs kažkur jau, kabinu už to. Už to. Ir patraukiam, kad išlaikyti formą. tą galim persismeigti. Viršus. Aišku, kad užsikabins už ko nors. Tiesiog persmeigiu adatą ir viskas, nes čia kitaip. Kitą kartą neina nukabinti nuo to adatų normaliai. Ta. Apsuku visą laiką. Ir vėl apsuku, imu čia. Čia net netraukti ir taip gerai yra, matau. Patraukiam. Čia nesuksiu, nes jau mažai vietos gaunasi man čia. Čia nesuksiu, nes taip čia smulkiai jau gaunasi, galiu vieną praleisti, nieko baisaus. Apsuksiu čia. Kažkur užsikabinu ne vietoje.
Dvi man adatos tiek nereikia, vienos užteks. Taip. Kad užpildyti užtvirtinu. Dabar jau tas niekur nepabėgs nuo. Taip, dabar, kadangi aš čia ištraukiu, tas siūlas toks vientisas, aš jį per šitą gal paimsiu. Taip pat ir išleisiu. Va, tokia. Vis tiek bus kažkoks užkabinimas. Nebus jisai toks. Ir va šalia jo čia visai. Tik tai viršutinį kraštą vėlgi žiūriu. Labai čia ankšta, aišku, nesimato baisiai daug nieko, bet kažkaip tai. Tempimą. Taip ir va, važiuojam. Čia jau viskas gerai yra. Va čia, kur buvo kabinta, vėlgi tik tai va už tų viršutinių kabinų. Ir pačiu ten giliai niekur nelendu. Super, apsuku. Patraukiu ir vėlgi žiūriu, kontroliuoju tą įtempimą. Vėl tik viršutinį siūlą imu. Aha, čia kur buvo susuktas. Vat. Čia panašiai, vat, kur yra tie imta, tas imtas ir aš čia imu. Va, kur tas į tą pusę buvo, tai ir panašiai aš jau tą patį. Ir taip bus tokia sraigė rezultate. Vėl viršų tik tai viršų. Užsikabino kitas siūlas. Labai jau čia negerai, paskui jisai laiko. Taip, adata jau man turbūt čia trukdo, nereikia jos. Čia ir taip aišku, suku siūlą. Aha, kabinu iš viršaus čia. Išlaikau įtempimą. Taip, išlaikau įtempimą. Vėl viršui tik tai kabinu. Taip, čia vėl tik tai viršui kabinu. Tai viršui. Čia man adatos trūksta, kad man laikytų. Va, kad aš matyčiau. Taip, šitas. Taip, viršus pat žiūrim. Centimetras siūlo liko ir tam reikia užsikabinti. Ir taip, vėlgi patį viršų kabinu, tolyn nelendu niekur. Ir viskas, čia ir paskutinis yra dygsnelis. Ten jau toliau viskas gerai.
Čia vėl už viršaus paimu ir užtaisau tą siūlą. Porą paprastų dygsnių padarau ir viso, baigta. O dabar liko dar siūlo galiukas, nu ką, nemesiu aš jo lauk. Taigi, einu per kurį nors iš tų. Iki čia, iki krašto vėl, už kraštuką paimu. Viešpatie. Taip. Padarau dar vieną, kad laikytųsi. Taip. Ir kabinuosiu prie lapo. O, kaip čia įdomu, žiūrėkite. Tas nukrito, tas nuslinko. O, ir kabinuosiu prie lapo. Pupt. O, ir čia žiūriu vėl tempimą, kad laikytųsi. Tik už krašto imu. Tik už kraštelio. Lapas irgi turi būti gerai prisegtas, kad nenučiuoštų niekur man. Taip, vėlgi į tarpą einu tą, kad siūlą prasukčiau. Taip. Čia jau labai arti, bet vis tiek suku aš čia, nes yra tarpelis. Taip, imu kraštą, tada tai nebereikalinga. Imu patį kraštelį. Apsuku. Einu čia. Einu čia. Kraštelis vėl. Kraštelis. Apsuku. Ir čia dariu į tą. Adatos kitų galų važiuoja ir viskas, nes čia užtvirtinta yra. Čia niekas niekur neišpuls. Viskas. Na štai. Aišku, galėčiau nusekti ir parodyti, kaip atrodo šita iš gerosios pusės. Štai. Na, kai išsities, o tokia bus graži, nes čia bus viskas užtvirtinta ten toliau ir jinai vat bus tokia spiruoklė. Labai gražus elementas. Čia aišku irgi užsitvirtins, tas reljefas tai tiesiog stovės tai. Toks vat elementas. Spiralinis. Nu, ir toliau vėl dedam prie krašto ir taip toliau.